Jo, turėjau gerą metimą, čiuožt labai stabilus ant ledo būdavo, nes aš tikrai daug laiko praleidau. Ten nebūdavo, kad turėdamų ten tų pačių geriausių trenerių, bet, žinai, kaip žiūrint atgal, Lietuvoje, kai buvau pas mus Sidaravičius treneris buvo, tai jisai toksai dabar atgal pažiūrint vienas iš tų trenerių, kuris kažką kito, kažką naujo ir tenais vis tos treniruotės buvo skirtingos, nebūdavo, kad ateini ant tos treniruotė ir viskas tas pats, žinai. Tai jisai ir, žinai, tų ir visokių kaunsų išmesdavo ant to ledo ir su viena kojas, žinai, išorinės, vidinės tos breunas dirbdavom. Tai vat nuo to viskas, žinai, ir prasidėjo mano čiuožime, o tuo labiau, žinai, a, savaitgaliais tos laisvus čiuožimus eidom. Tai aš kaip mažas buvau ten gal tokio ūgio būdavo, tai ir landydavau tarp tų kojų, kaip žmonės čiuožinėja, žinai, tarp tų rankų, kas būdavo susikibę. Tai nuo to ir įgyjau turbūt tą čiuožimą, o šiaip, rankas neblogas irgi turėjau, nes irgi visą laiką su ta šaiba vaikščiodavau ir mėtydavau, metimas geras būdavo, ir jo, nemėgdavau pralošti.